Nu, šiandien mes vėl live. Tai sveiki visi ir šiandien mes pasikalbėsim apie tokį gynybinį mechanizmą kaip neigimą. Tiesiog realybės neigimas. Kaip tai atrodo, kaip tai veikia, kur tai gali pastebėti. Ir tai yra ir nuo tokių atrodytų smulkmenų, nuo tokių visiškai kasdienių, kur tu galvosi eiktų, čia negali būti, kad čia yra neigimas. Iki jau tokio, tikrai galima, žinai, labai rimtai ir drąsiai. Ir įdomiausia, kad atrodo, kad tai saugo. Ir tik nelabai, bet atrodo. Tai kaip tu pristatytum neigimą, Simona? Atsisakymą priimti tiesą, jeigu taip labai trumpai. Atsisakymą priimti tikrovę, realybę, nenoriu matyti ir gal net melas savo. Tai yra melas savo, su gražia istorija kokia nors. Skamba labai dramatiškai. Jo, o tu čia pristatai labai besišypsodama, žinai, bet šiaip ir kiek ilgai sapnuoji kažkokią tai situaciją, pasakoji savo labai gražiai neigi tam, kad išvengti tiesos, kuri atneša tam tikrą paletę mielų mažų jausmų. Taip. Man tai, žinai, patinka, kad neigimą šiaip galima pastebėti tokiam labai buitiniam lygmenį, žiauriai paprastose dalykuose, kur tikrai mes nelaikom, mes galvojam, čia yra mūsų tiesiog, aš čia taip pasakiau, žinai, čia nieko bendro su mano psichologija neturi. Pavyzdžiui, nesąmonė, negali būti, nelogiška. Kaip taip įmanoma? Iš vis, kokie žmonės gali tai pasakyti ar padaryti. Tai vat visos tos frazės, visos tos nelogiška, nesąmonė, žinai, negali būti. Vat visa tai ir yra, ne? Nes kada mes sakom šituos žodžius, kai jau matom, kad kažkas įvyko, kai jau girdim, kad kažką pasakė, dar labai toks irgi geras, kur tikrai čia nieko bendro su jokiais čia rimtais vidiniais reikalais. Kaip tu taip gali sakyti, pavyzdžiui? Ne? Tau jau pasakė, jau reiškiasi išgirdau, jau pamačiau tą veiksmą ir maždaug, kaip tu taip galėjai paprastai? Atsakymas į tą klausimą visada yra va taip. Nes realiai mes tai sakom tuo momentu, kai jau matom tikrovę, kuri mums nepatinka, ir dabar kažkaip mūsų protui reikia sugebėti apsimest, kad šito nebuvo. Ir savo kažką papasakot, dažniausiai tą teisingą variantą, tokį geresnį, gražesnį variantą, kažkokį tais, kuris mums labiau būtų patikęs, kad bet tu jau pamatėjai. Ir dėl to tai ir yra, man tai, žinai, ir yra toksai labai fun dalykas, tai stebėti tiek savyje, tiek kitose, nes, visiškas tokiam lygmenį tai yra visiškas cirkas, tai yra žaidimas, toksai, žinai, tarsi, nes akimis matau, ausimis girdžiu, o vidui sakau, ne, tu negalėjai taip man pasakyti. Aš tau jau pasakiau, watch me, žinai, toksai visiškai. Va tai, ką dabar sakiau, kad čia yra, papasakojam savo kažkokią tai istoriją, fantaziją ir jie tikim, labai yra panašu. Aš susikuriu idealų tokį pasaulį savo galvoj, kad žmonės yra sąžiningi, niekas neapgauna, ar ne, niekas nevagia, niekas nesmurtauja, visi gerbia vienas kitą, ar ne, sako tik gražius žodžius, žodžiu, visi visur pataiko. Tai yra mano... Niekas neskaudina. Jo, kur nekelia jausmų. Ir aš nematau tikrovės ir realybės. O realybėje yra, aš ne visiems patiksiu. Realybė yra tokia, ar ne? Taip, ne visada man parinks švelnius žodžius ir ne visada tą toną, kurio aš norėčiau, ir taip mane apgaus, ir taip žmonės rinksis, kaip čia kartais naudą savo. Tiesiog visko yra. Yes. Ir va čia yra realybė. Va čia yra irgi matyti gyvenimą tikrą, o ne susikurtą gražų, saugų burbuliuką. Ja. Ir žinai, įdomiausia, kad mums atrodo, kad jeigu mes tai darysim, jeigu mes savo sakysim, kaip turėjo būti, o ne taip, kaip buvo,
kad vat, tai padės išvengti skausmo, kai tuo tarpu, kai vedu žmogų per skausmą, tai tas skausmas ir yra toje vietoje, kur jis savo sako, kaip turėjo būti, vietoj to, kad matyti, kaip yra. Ir kita dalis, kuri yra įdomi, kad tai nėra apie tokį intelektualinį supratimą, nes yra ta dalis protingų, tokių tikrai jau daug girdėjusių, daug skaičiusių ar panašiai žmonių, kurie sako, jo, aš suprantu, ar ne, kaip turėtų būti, kad kaip aš turėčiau reaguoti, ar ten, kad čia nieko tokio, bet, reiškia, jausmai yra, žinai, ir tas, kad net jeigu dabar, klausant, sau sakai, aha, gerai, tai čia reiškia, ten, nežinau, viską priimti, ar dar kokią frazę, tokios yra tokie šablonai įvairūs, kurie mums iškyla, žinai, tai ką jūs čia norit pasakyti, bet net jeigu kartuojam savo to žodžius, tai dar nėra atsakymas, tiesiog, nes turi ir su jausmai susijungti, turi ir su mūsų pasąmonė susijungti tas dalykas, kad iš tikrųjų mes būtume taikoje su faktinio gyvenimo patyrimu, kuris jau įvyko, nes jis jau yra įvykęs. Ir tas ginčas su to, kas jau įvyko, nesvarbu, ar ką tik kažkas pasakė, ar prieš 10 metų, jisai toks nuolatinis. Aš atsimenu vieną seną istoriją, kažkada senai. Buvo per televiziją išėjęs toks reportažas, ir apie mano ten draugą, ir šiek tiek apie mane, ir panašiai. Ir ten buvo mano tikėjimu, žinai, taip kaip aš atsimenu, ne istorija, faktinė netiesa, chronologinė tvarka neteisinga, žinai. Ir aš iš vakaro pamačiau tą reportažą, pasižiūrėjau, man ten sukilo šiek jausmų, aš pradėjau stebėti save, žiūrėti, kas čia yra, žinai. Miegot, viskas sakė, ryte važiuoju į vieną renginį ir matau, kad vairuodamas negaliu nustoti apie tai galvoti, vis ateina tos mintys. Ir tai irgi vienas iš požymių tokių buitinių, kaip pastebėti, kad tu kažką neigi, tu realiai, tavo mintis sukasi pastoji, tu negali apie tai negalvoti. Kai žmonės sako, aš nežinau, čia kas yra, aš negaliu nustoti apie tai mąstyti. Taip, nes ten kažkas skauda, kažko nenoriu, kažką stumiu ir dėl to reikia vis kažkaip dabar vyniot tą popierėlį ant to dalyko. Ir aš suprantu, ir aš ginčiausi jais ir ginčiausi, žinai, taip mintise vis, bet taigi ne taip viskas buvo, taigi ne taip, žinai. Ir kažkurio momentu galvoju, niekur neveda, žinai, po kokio pusvalandžio. Aš net atsimenu, kur važiuoju, žinai, kuriam keliukį ir kurioje vietoje esu. Ir man toksai galvoju, o ką aš sakau savo klientam, žinai. O iš kur tu žinai, ar čia tik tavo istorija, ar čia tikrai žinai. Ir aš taip, mano istorija yra, žinai, kad buvo taip. Bet jų istorija, kurią jie papasakoja, ne, yra tokia. Ir aš tuo momentu atsimenu taip, tai jeigu čia tik mano istorija, man nereikia jos ginti, žinai, ir toks vidui, puf, ir nustojau mąstyti apie tą reikalą. Bet pats tas perėjimas, tokį, žinai, įspūdį paliko, kad dabar praėjo daugiau, 10 kažkur metų, žinai, ir aš atsimenu tą momentą, kai mano smegenis atsipalaidavo, nes man tai buvo nauja, nes pasirodo buvo įprasta, taip suktis ten kažkiek dienų, kažkiek savaičių, kol galų gale kažkurį sandėliuką pasidedi tą dalyką, kurį norisi neigti, kurį norisi jo atstumti, norisi nepripažinti. Racionalizuoti, rasti kažkokius paaiškinimus. Kad turi pažinti, čia labai gerą pavyzdį pasakė, jeigu mes sukam, galvoj, sukam, tos mintis sukasi, kažko aš ten neigiu. Neigius iš esmės susitikti su jausmais. Labai turbūt tiesus klausimas būtų į tai, o ko aš nenoriu jausti. Tuo metu tai buvo bejėgiškumas didelis. Ir ten dažnai yra tose situacijose bejėgiškumas, iš jo kyla pyktis, žinai, bet tas bejėgiškumas tame, kad tai jau buvo pasakyta, tai jau buvo padaryta ir dabar, žinai, ir neteisingai, ne, ir niekaip negali įrodyti, kad buvo teisingai. Tai tas toks visiškai. Žinai, psichologiniuose straipsniuose dažnai vis tiek apie tą gynybą eina kalba per
per nepripažinimą, galbūt, kad santykiai jau yra netinkami, ar darbas netinka, kažkas iš esmės jau nebevažiuoja, tai savo toliau pasakoja gražią istoriją tam, kad neprimti kažkokių tai sprendimų, ne? Nes sprendimai norisi teisingų sprendimų, o ar bus teisingi mes nežinom, bet kokie sprendimai reiškia kažkokias tai pasiekmes yra jau irgi pokytis vėlgi nežinomybė ir vėl krūva yra jausmų, ar ne? Bet, žinai, kai tu papasakojai tą neigimą kasdienėse situacijose, pripažinti, kai norim papasakoti tą kažkokį savo gražų idealų paveiksliuką ir laikytis jo vietoj to, kad matyti realybę ir tikrą gyvenimą, taip yra su savim. Žiūrėk, kaip mes irgi save norim idealizuoti ir realiai priimti save, ar ne, per šitą, vien per tai tikrą. Mes norime, žiūrėk, kokios tavo gerosios savybės, ar ne, ir ten išpučiam, kažkas, pavyzdžiui, pagiria mus ir mes susitapinam su šitom savybėm, tarsi tai dabar esu aš, ten labai draugiška, padedanti visiems, bet ir ten, kur kažkas pasakys, ne, tu visai nedraugiška, o aš laikausi dėl to. Jo, jis skaudino ir aš noriu ginti, bet tiesa yra tokia, realiai tikrovė yra tokia, kad mumise yra viskas. Aš esu tikrai su kažkuo nedraugiška, pavyzdžiui. Ne? Dauguma lygiai taip pat įtikinę save, kad jie yra niekam tikę, silpni, neverti ir panašiai. Ir tai lygiai tokia pati netiesa ir jie tada neigia bet kokias savo pasiekimus, tenai, sėkmės, gebėjimus, talentus ir panašiai. Nes aš dažniau su šita dalim turiu susitikti, žinai, kai žmonės pas mane ateina, negu su ta, kad tipo, jie čia per gerai apie save galvoja, žinai. Bet faktas, kad abiejose pusėse gali žaisti tą žaidimą ir nenorėt matyti tos tiesos, o ta tiesa iš tikrųjų turbūt taip labiausiai ir yra tame, kad pasaulis yra visoks ir mes esam visokie ir mūsų jausmai yra visokie ir mes nesam vien pozityvus ar vien liūdni, vien išsigandę ar vien drąsus, kad yra viskas. Žinai, tas per gerai apie save galvoja, jeigu taip žiūrėsim, noras yra laikytis to suidealizuoto varianto ir tada labai labai skauda bet kokia kritika. Tai nėra tai, kad aš tikiu, kad esu geras, nes jeigu aš tikėčiau, kad tai skaudėtų, būtų viskas gerai, bet tai ir reiškia, kad tiesiog yra kita paletė, kuo aš iš tikrųjų tikiu apie save, neįžodinu savo, kad neįžodinu, būtent bijau įžodinti, kad, taip, susimoviau, čia gal susimoviau, realiai susimoviau. Tai nieko nereiškia apie mane, nei blogai, nei gerai. Ar galima priimti geresnius sprendimus visose situacijose, visada gyvenime galima padaryti kažką geriau. Jeigu žinotumėm, galėtumėm atsukti laiką, padarytumėm daug turbūt kitaip dalykų, bet dėja taip nėra ir priimti tą savo tikrumą. Ir, žinai, yra ir tokių labai jau, kaip sakyt, ten vadovėlinių variantų, kai kažkada viena mano klientė, kai atėjo pas mane, vis ateidavo tema mamos mirties. Ir mama buvo mirus jau prieš maždaug 7 metus. Ir kažkurio pokalbio metu tiesiog, atrodo, žinai, kalbėjom, kaip jinai reaguoja, kaip ne viską, toks viduj, žinai, įžvalga ateina, suvokiu, kad jos kažkuri dalis, būtent neigia tą mirtį. Ta prasme, jinai buvo laidotuvės, jinai lanko kapus, ar ne. Viena ta dalis visiškai suvokia, kad mama mirus, o kita, ta, kuriai ten trūksta meilės, ar kažko, kur buvo labai susijusi, prisirišusi, absoliučiai dar viskas užstrigo ten, ta jaunesnė versija, žinai, tame, kad ne. Ir aš pradėjau tiesiog jai sakyti, sakau, žinai, tavo mama mirė. Ir žinai, pirmą kartą pasakiau, tai pasižiūrėjai mane keistai, antrą kartą sakau, žinai, tavo mama mirė. Jai pradėjo kilti liūdesys, po 3 kartą pradėjo verkti ir aš nežinau, kažkiek minučių aš tiesiog sėdėjau ir kartojau, kad tavo mama mirė, kol ta jos dalis per tas ašaras, per tą skausmą, jinai iškilo į paviršių, buvo pamatyta, buvo pripažinta ir tada jau taip jautėsi, kaip atslūgo viskas, žinai. Tiesiog, nes tai buvo neigiama, ar ne, nors to pačiu akivaizdu, bet tarsi viena mūsų asmenybės dalis,
nepripažįsta to fakto. Jin vis dar laukia, pavyzdžiui, ten, kada gausiu meilės, kada dar kažkas nutiks, žinai. Ir nes ten kažkur praeity, kai tai įvyko, va ten ir užstrigo. Ir nežinau, žinai, ar tu turi tam, kažkokiai tokiai, va ten iš to, ką tu mokėsi, žinai, iš psichologijos, galbūt kažkokio apibrėžimo, bet mano toks buvo vėl labai buitinis, praktinis pamatymas, pavyzdžiui, kad tas, neigimas ar ne, nutinka kur realybė staiga pasikeičia. Tai aš mėgstu pasakoti tokį pavyzdį, įsivaizduok, ten 3 metų vaikas gyvena, tėvai yra faini, tėvai yra saugus, su jais gera, jie rūpinasi, jie viską duoda, iš jų gauni dalykus. Ir staiga mama vieną dieną susiparino, žinai, ir per užpakalį. Žinai. Ir dabar ta akimirka, ar ne, kas tą akimirką nutinka? Mama, kuri yra visiško saugumo įsikūnijimas, staiga sukelia skausmą. Ir va tas toksai, tarsi, iki šios akimirkos mano realybė atitiko mano lūkestį. Tokį, kaip aš įsivaizdavau, taip ir buvo, kaip aš įsivaizdavau, taip ir buvo. Ir dabar šast visiškai toks, žinai, kita linija gyvenimo. Ir tada protas toje vietoje sako, čia nesąmonė, aš nenoriu tokio, man per daug, man atėjo intensyvus jausmas nuo to mušimo ar nuo šaukimo ar nuo dar kažko, ar ne. Labai intensyvus emocinis išgyvenimas ir jis antiek nesutampa su tuo, kaip man atrodė. Kaip man atrodė iki tol, koks yra pasaulis, koks yra tas žmogus, kokia yra situacija, koks aš esu. Ir tada toje vietoje tas perėjimas toksai, žinai, ir atsisako. Ir tada toje vietoje tarsi ir lieka ta mūsų dalis, kuri užstrigo, kuri vis dar sako, ne, mama nemirė, žinai, ar panašiai, nes tiesiog per staigiai atrodo pasikeitė gyvenimas, bet lyginant su kuo? Su praeities istorija, su lūkesčiu, su tuo tokiu numatytų planu, kaip aš tikėjausi, kad vyks gyvenimas. Ne su pačiu gyvenimu, nes gyvenimas įvyko, žinai. Taip, viską, ką tu vis tiek sakai, dabar žiūrėk, yra vis tiek suidealizuota ta gyvenimo dalis. Ta nekelia jausmų. Ir koks išėjimas, ką medituoja vienuoliai, budistai, į laikinumą. Tai, ką mes veikiam, realybę kokią kasdien, tai kad viskas yra laikina. O mes norim taip pat, kad būtų santykiai, kaip buvo pradžioje. Kad vėl turėčiau tą meilę, kai buvo kažkada, kai man buvo keli metukai. Niekada taip pat nebebus. Kad aš jausčiaus taip pat, atrodyčiau taip pat. Nebebus. Ir per tą laikinumo suvokimą aš bent jau, kai tą praktiką darau, man atrodo, kad čia ir yra toks antipriešnuodis, kaip čia tą pavadinti, prieš realybės neigimą. Pripažinti faktą, kas keičiasi. Viskas, niekada, kiekviena diena niekada nebus taip pat. Tik man patinka sakyti, kad visada bus geriau. Išminties daugiau. Noriu grįžti į santykių pradžią. Gerai, tai buvo minus kiek man metų, ar ne? Tai vėlgi buvo tam trūksta tikro žinojimo, tam tikros išminties ir panašiai. Ir aš tikrai noriu to paties gyvenimo, kai buvo tada. Ne, aš noriu to jausmo, tik tai jausmo, bet taip pat nebus. Ir čia yra vartai per liūdėsi, kaip pripažinti tą įsisąmoninti laikinumą, iškelia daug liūdėsio. Praradimo skausmo. Aš kartais, aš esu vedęs ir meditacijų kažkur, nežinau, ar yra mūsų ten YouTube ar kur, bet ir stovyklose tikrai esu vedęs, tokį, kad maždaug ar gali leisti savo patirti praradimo skausmą, tam, kad nebebijoti jo, žinai, kad būti laisvu, kai nutiks, žinai, kad tiesiog ne iš visų jėgų bandyti neprarasti, o tapti labiau atviru patyrimui, kai jis ateina, ir tada labai daug baimės, to nerimo, tokio įsitempimo atsipalaiduoja irgi žmonėse, kai tas atsiveria. Tai, nes faktas, kad dalykai baigsis, jie jau baigėsi, ir kad nebus taip, kaip buvo, bus kažkaip kitaip, net jeigu panašiai, bet vis tiek jau bus kitaip ir bus kitaip ir bus kitaip.
Ir vieną iš situacijų labai gerai prisimenu, kai mes kartu su tavim ir su mūsų verslo konsultantu ar neturėjom kažkada susitikimą ir aš atsimenu tiesiog tą akimirką, kaip aš džiaugiuosi, kaip viskas yra gerai, kaip mūsų veikloje viskas yra sklandu. Neina dabar į detalės ir kaip, bet tiesiog pats tas faktas, kad kaip viskas sklandu ir aš tokiam pakilime su draugeliais ir jis taip labai žemiškai, labai mylinčiai sako ir tai praeis. Kitais žodžiais, bet ir tai praeis. Bus pokytis, nebus visada taip. Ir praėjo kelias savaitės ir nebebuvo, jeigu ne kelios dienos. Jo, iš tikrųjų keli mėnesiai buvo, bet ta akimirka, keitėsi visą laiką, bet tikrai po kelių mėnesių ten absoliutiškai viskas pasikeitė, bet aš jau tada pasiruošiau. Žinai, man jisai tada tiksliai. Ir tai nieko tokio. Tai reiškia, situacija keisis tikrai, taip pat nebus, o ką tai reiškia, tiesiog visą laiką reikės priimti sprendimus kažkokius ir priimsim sprendimus, bus situacija, priimsim sprendimus. Bet tuo metu aš pasiruošiau laikotarpį po 2 mėnesių ar ten po kažkokio laiko. Aš tikrai pasiruošiau. Tas ir yra, kad ta realybė, jinai ne taip, tiesiog priėmimas vyko taip. O dabar ir yra jau tas momentas, jau kitaip ir jau reikia priimti kitus sprendimus. Ir nieko tokio, kad viskas kinta. Ir skauda ne faktai, skauda ne įvykiai, skauda ne žodžiai, o prasmes, kurias tam suteikiam. Ir tas bandymas įsikibti į taip, kaip buvo. Kodėl? Todėl, kad tada kiekvieną akimirką akimis matau vaizdą ir ausimis girdžiu, kuris daužo, griauna, gadina tą mano paveikslėlį. Ir tada pradeda atrodyti, kad pasaulis mane skaudina, kad gyvenimas yra toksai, žinai, blogas, o mano viduj tas įsivaizdavimas geras. Bet jis tarsi ir turi sugriūti, nes kitaip pasmerktume save amžinam kentėjimui. Įsikibau į iliuziją, įsikibau į tai, kaip buvo, įsikibau į taip, kaip aš įsivaizduoju ir nebenoriu matyti, kaip yra. Ir tuo metu labai atrodo, kad tai jeigu būtų kitaip, tai man ir neskaudėtų. Bet iš tikrųjų, jeigu nustočiau ginčytis ir įrodinėti, kad tai, ko nėra, yra tikra, nustotų skaudėti. Ir čia vienas iš tų tokių paprastų įrankių, kaip paleisti tą skausmą, kuris gimė per tą neigimą ir kurį galima rasti ir ten mūsų minikurse nemokamam ir visose kursuose būna. Tai vienas iš tokių, kur atėjus į mūsų kursus ar pasaulį neįmanoma to neišgirsti, visą tas, kas atrodo, kad galėjo būti kitaip ir ką jeigu nustočiau ginčyti su ta tikrove. Ir tada nutinka tai, tas įspūdis, kurį kai kurie iš jūsų turi, kad bet tai realybė man skauda. Ne realybė, o tas įsikibimas į fantaziją. Ir kai tą pradedi matyti, kad tu save skaudini pats ir gali pasitraukti, nutinka taika, nutinka atsipalaidavimas, nutyla protas, nurimsta jausmai, labai labai kitoks santykis su gyvenimu. Ir paskui ten už 5 minučių tave vėl gali sutriginti ir tu vėl gali norėti. Bet kai kažkiek kartų tai padarai, tu pradedi matyti, kad tiesa yra, kad aš atsakingas už tą skausmą, kad aš turiu tą galę išlaisvinti save. Tai tas kitoks santykis su tuo savigynos mechanizmu, su tuo neigimu, jisai ir atveria laisvę, jisai įgalina vėl tave rinktis, įgalina būti vėl entuziazme, nes kol esam neigime, praktiškai nėra entuziazmo gyventi, nes nėra prasmės gyventi, nes čia ne tas gyvenimas, kurį aš norėjau gyventi, kurį aš planavau prieš X metų gyventi. Ir todėl labai dažnai irgi ten, kur yra tokia apatija ir panašus dalykai, lygiai tas pats. Yra labai daug kas paneigta. Ir dėl to nėra energijos judėti, nes o kam? Nes niekada nebus taip, kaip aš norėjau. Ir panašiai. Tai jeigu jaučiat, kad jums tie dalykai kažkur rezonuoja ir panašiai, mes pradėsim kursą
12 gynybinių mechanizmų, kur mes eisim per kiekvieną iš jų ir vienas iš jų yra neigimas. Dalinsimės įrankiais, kuriuos mes naudojam, vesdami žmonės per tai. Ir plus visi dalyvaujantis kartu tyrinėsim, kaip mūsų gyvenime tai pasireiškia, dalinsimės, kad pamatyti. Nes gynybiniai mechanizmai, jie ir yra tie, kurių tu nematai. Jie tam ir yra, kad tau nereiktų ten žiūrėti. Tai dėl to natūralu, kad daug ko nematom. Jūsas, kad grupiai tą darysim, nes pabūsim vieni kitiems veidrodžiai, tai ką tu dabar sakai, nes gynybiniai ir yra, kad jų nematyti, o vieni kitus ir dar labiau pamatysim. Tai pradėsim vasario 25 dieną. Jeigu netyčia žiūri vasario 26 ar biškį vėliau, dar gali prisijungti, nepergyvenk. Bet informaciją rasi šitą video aprašymę. Iki. Iki.